liaudės čia prašymas ir jie labai jūsų klausys. Tai labai gerai, kad klausimas yra, kuris pažadas yra neįgyvendintas matyt. Tai kiekvienais atvejais reikia turėti labai konkrečius faktus ir situacijas, nes kad viskas blogai matyt taip niekada nebūna, kad visi pažadai būtų neįgyvendinti matyt nebūna. Keli dalykai, kuriuos man atrodo yra svarbu paminėti. Tai rytoj prasideda svarbus procesas dėl būsimosios žemės ūkio ateities. Koks žemės ūkis bus po 27 metų. Ir tai yra dalykas, kuriame jūs gyvensite. Ir dalykas, kuris lems tos pačius pokyčius žemės ūkyje po šito laikotarpio. Tai, kad kai kurias situacijas paveldėjome ir turime, ir iš tikrųjų didžiausias jūsų skausmas ir mano tuo pačiu, kalbant apie daugiametės pievas ir ganyklas, yra tame, kad tai procesas yra nuo 14 metų, pasikeitė visa eilė ministrų. Ir klausimas, kodėl šios dienos gelbėtojai, pavardės jūs puikiai žinot, 17 metais, 18 metais nepamatė, kad šita bėda bus. Atsukti laiką yra daug sudėtingiau negu spręsti problemą, kada jinai atsiranda. Vakar buvau susitikęs su komisaru. Kitą savaitę gausime įvertinimą. Manau, kad sprendimas bus. Nes aš puikiai suprantu ir nenoriu niekam įteikti, kad kažkieno sprendimas, kad ūkininkai ar biurokratai ar dar kažką padarė klaidas. Man atrodo yra svarbu, kad rasti sprendimus. Tai nėra vienašališkai, vienasmeniniai sprendimas, būtų paprasčiau, jeigu aš galėčiau tą padaryti, bet per jūsų palaikymą, kuris yra ir šią dieną, per teisės akto keitimą, manau, kad sprendimas bus. Tai žiūrėkit, ministras mūsų palaikymo laukia. Suteikim palaikymą. Ministre, kaip vertinat savo darbą? Čia jūsų įvertinimas yra. Ar man kalbėti ar švilpti, čia tikriausiai tas pats klausimas yra. Daugelis dalykų, kuriuose matyta ir lemia, kad šiandieną jūs renkatės, kaip ir sakau, daugelį dalykų tikrai paveldėjau arba atėjo su ta pačia ES politikos pokyčiu. Tai kokia politika bus ateityje, vėlgi yra daug kas priklauso nuo jūsų, kiek aktyviai dalyvausite. Ir jūs dalyvaujate Lietuvoje vienoje šalyje iš 27, o ne pačio ES. Ir iš tikrųjų, man atrodo, kad tuose dalykuose, kuriuose mes galime keisti, aš kalbu apie tą patį šių metų deklaravimo laikotarpyje, keitimus mes apsitarėme su jūsų bendruomenė ir tas... Gerai, tai... Ar ne per sunkus jums šitas darbas? Ne, man šitas darbas ne per sunkus. Ne per sunkus. Išeit nenorit. O ką jūs siūlote? Tai išeit nenorit iš šito darbo? Baigsiu darbus ir išeisiu, taip. Dar yra nenuveiktų darbų. Baigs mūsų ministras darbus ir tada išeis. Tai paprastas klausimas. Ar atšauksit savo įsakymą
kuriuo visiems išsiuntinėjot grasinančius laiškus dėl daugiamečių pievų su sankcijom. Pirmiausia, ne aš išsiuntinėjau, o Taip ar ne? nacionalinė mokėjimo agentūra. Tai būkit tikslus klausdami klausimus. Ir Jūsų jeigu- įsakymu tas buvo išsiųsta. Ne mano įsakymu, o jeigu bus... Žiūrėkit, mėlyjeji, labai paprastas dalykas. Sprendimai nepriimami šitose formose. Ministras nei Žemės ūkio ministerija daugiamečių pievų ir ganyklų nedeklaravo. Tai yra faktas. Ministras, stovintis prieš jūs, sprendžia bendrą problemą, ne asmeninę. Ir sakyti, kad man dabar pažeisti europinę teisę, prisimti atsakomybę pažeisti europinę teisę, tai nėra sąžininga taip pat. Ką aš sakiau pradėdamas ir ką dar kartą kartoju. Rasim sprendimą, panašu, kad rasim, tada bus atšauktas ir tas reikalavimas sustatyti daugiametės pievos dalyką. Kol nėra, yra taip, kaip yra. Ministrė, yra ir kiti faktai. Iki 2020 metų